Sveiki, mėly žiūrovai ir klausytojai, turbūt jau esate įveikę ne vieną filmuką apie dorybės ir dabar pagaliau ateiname prie vilties dorybės. Tai pavadinau šitą filmuką Tikslas ir pažadas, nes iš tiesų apie viltį mūsų supratimas yra, kaip čia pasakius, labai nekonkretus. Mes mėgstam tą žodį, sakom, kad viltis yra kvailių motina ir panašiai, bet tikslas, manau, būtų atskleisti, kaip mes tiesiog iš tiesų visą savo gyvenimą statome ant vilties. Reiškia, einame į tikslą ir statome gyvenimą ant pažado. Reiškia, viltis yra tikslas ir pažadas. Tai jį priklauso trims dieviškosioms dorybėms – tikėjimas, viltis ir meilė. Kas atlikot pirmą komuniją, žinot, arba jūsų vaikai atliko, žinot, kad jos egzistuoja, reiškia dieviškosios dorybės. Ir dabar tikėjimo turinys yra, krikščionis turėtų tikėti, kad šitos dorybės yra gaunamos žmogaus prigimtyje visos ir vienu metu, kaip ant gamtinės malonės turinys. Tai čia skamba toks kaip užkeikimas magiškas, bet ką tai reiškia? Kad mes kaip žmonės gauname šitą dovaną iš Dievo, kad galėtume žmogėti, būti vis geresni, vis žmogiškesni ir vis panašesni į Dievą. Šitas dalykas, šitos dorybės yra jo ištiesta ranka, kad mes jos įsikibę eitume link Dievo, kad mes dievėtume. Dar daugiau, ta ranka yra tokios formos, kad mums ją yra patogu priimti, ta dovana yra mums pritaikyta. Tai čia antras punktas, kad žmoguje formuojasi įprotis, reiškia tikėjimo įprotis, dorybės įprotis, kas tai yra. Kad mes iš pradžių suvokiame, kad tai yra gerai, sakom taip, aš laikysiuos šito dalyko, pradedame stengtis savo pastangomis atlikti kažkokius pavienius veiksmus ir paskui galiausiai susiformuoja įprotis ir jau tiesiog norisi tai daryti. Ar ne, čia šitą sako, kai sportuoti reiškia labai reikia, tai čia žmogus iš pradžių bandai savo įrodyti, kad tikrai reikia, išsiperki, reiškia, ten mėnesį užsimoki sporto salėj, nueini vieną kartą, tai per jėgą, paskui antrą kartą nusako, 3 savaitės, jeigu taip nuolat vaikščiosi, atsiras įprotis ir pats kūnas tavęs prašys, kad tu tai darytum. Tai dorybė ir yra jau toksai įprotis susiformavęs, kai tu vieną kitą gerą darbą darai ir galiausiai taip įpranti, kad jau tiesiog norisi tuos gerus darbus daryti. Ir tada, tai reiškia, tu jau turi dorybę. Ir dabar iš dorybių pirmiausiai susiformuoja tikėjimas, tikėjimo įprotis. Tai šitam paveikslėlį čia yra vaizduojamas kaip vienuolė su bažnyčia ant galvos. Kam įdomu, paklausysit, kas yra tikėjimo dorybė. Vienintelė iš 3 stovi ant žemės, matot, ant tvirto pamato to tikrojo. Dabar vilties dorybė, tai čia yra šita ponia, kuri yra su laivu ant galvos. Reiškia, laiko vienoje rankoje, čia yra avilys, kadangi piešta 15 amžiuje, taip atrodydavo aviliai, tas namukas su šiaudiniu stogeliu. Ir kitoje rankoje laiko kastuvą. Tai reiškia, jinai dirba dėl būsimojo derliaus, kai bitės neša medų ir tik tai paskui jau, kai suneša tą medų, tik tada tu jį gali iškopinėti. Ir galiausiai kanarėlė po kojų, tai čia yra viltis, kad kada nors mes būsim išleisti iš šito riboto pasaulio, kaip kanarėlė iš narvelio, toks sielos įvaizdis. O virš galvos laivas, nes mes plaukiame banguotų gyvenimu, ta kelionė. Tai mes apie šitą viltį dar kaip tik kalbėsim. Trečioji yra meilė. Tai čia yra ta moteris, kuri laiko širdį rankoje. Apie ją bus atskiras irgi dar pokalbis. Reiškia, pirmiausia, mes patikime ir tada pradedame viltis, nes tikėjimas mums pasako apie pažadą. Ir mes pradedame to pažado viltis. Ir galiausiai meilė. Nes kai mes pradedame gauti, tai reiškia, kas mums atrodo labai gerai, ko mes vilėmės, tai mes pradedame mylėti. Iš dėkojimo gimsta meilė. Dabar, kai mes nusisukame nuo Dievo, jos pradeda dingti atvirkščiai. Pirmiausiai užgesta meilė, po to dingsta tikėjimas, mes jau nebetikim, kad Dievas mums kažką tai yra pažadėjęs, kažką įvykdys. Ir jau paskutinis yra tikėjimas, mes jį pametam paskutinį. Ir jis yra mažiausiai tobulas, o tobuliausiai yra meilė. Tai dabar šitą patį paveikslėlį jau rodžiau filmuke apie tikėjimą. Tai čia 19 amžiui pasirodo buvo truputėlį kitaip. Tikėjimas, kuris yra mažiausias, tuo metu žmonėms buvo reikalingiausias. Galbūt dėl to, kad jis miršta paskutinis, ar ne? Tai va čia pačiame centre sėdi tikėjimas.
tikėjimas. Bet iš tiesų, kaip sakiau, reiškia, ta iš dangaus ištiesta ranka, jinai turi tokią formą, kad mūsų rankai būtų patogu į ją įsikibti. Tai čia aš pavadinau 3 sostai prigimtyje, kad reiškia, dieviškoji malonė, jinai atliepia 3 pamatinius mūsų poreikius. Nes žmogui būtina, reiškia, pačiam kažkuo tikėti ir kartu jausti, kad kažkas juo tiki ir pasitikė. Jeigu mokytojai žino, jeigu tu nieko nesitiki iš kažkokio vaiko, tai jis tau nieko ir nepasieks, ar ne, jis tau netliks jokių užduočių. Tik vis tiek mokytojas manimi netiki, arba tėvai. Tada mes viliamės ateityje ko nors gero. Jeigu mes nesitikėtume, kad kažkas gero mums atsitiks, vien tik bloga, vien tik per galvą gausim, mes iš lovos nesikeltume iš ryto, ar ne? Ir kartu mums reikia jausti, kad kas nors iš mūsų gėrio irgi vilisi, kad kažkas tai tikisi, kad mes kažką gero iš savęs galim duoti. Mums tai yra reikalinga. Va, mums priminimas, kaip tik tai varpai, nežinau, ar jūs girdit, man tai čia jie girdisi, mikrofonė nesigirdi. Tai tuomet įsivaizduokit, kad dabar suskambo staiga varpai. Tai čia patvirtinimas, turbūt, kad teisingai kalbu, arba bent į tą pusę. Ir galiausiai irgi mes turim poreikį mylėti ir jaustis kažkieno mylimi. Tai dabar irgi atsiverti socialinius tinklus ir ten, tarkim, nuotraukytės. Langas tamsu, langė šviesa, o ten katiniukas sėdi ir parašas. Pagaliau manęs kažkas laukia namuose, ar ne? Kodėl mes tiek augintinių dabar turim? Nes mes tiesiog norim kažką mylėti ir jaustis kažkieno mylimi, o kadangi tapom labai vieniši ir kuo toliau tuo vienišesni, tai nors šuniukas, kačiukas, nors žuvytė, ar ne? Netgi šitaip. Mes to norime. Ir matot, tą tikėjimo, vilties ir meilės poreikį Dievas aplenkia. Aplenkia ta prasme, kad jis visada yra pirmas. Dievas visada yra pirmas. Kitaip tariant, mes galime tikėti į Dievą, nes jis pirmas mumis patikėjo. Galime viltis Dieve, nes jis visada laukia mūsų sugrįžtant. Ir galime jį mylėti, nes jis mus pamilo pirmas ir myli mums to nenusipelnius. Va, tai čia reiškia jo ištiesta ranka. Tai mūsų dabar šito filmuko tema yra būtent viltis, tai į ją mes ir gilinsimės. Tai kaip sakiau, viltis yra tikėjimas pažadu. Tai dėl to čia paveikslėlyje įdėjau tas 2 ponias, čia yra 15 amžiaus paveikslų tokia kaip serija, ir jie vaizduoja tikėjimą ir viltį. Tai tikėjimas visų pirma yra ištikimybė, tai tą reiškia rodo šuniukas, ir dabar tikėjimas pasako, ko mes galime viltis. Reiškia, mes nežinome, ką Dievas mums gali duoti, mes galim turėti savo norus, bet galbūt Dievas mums nenori to duoti arba nesiūlo. Tai Dievas mums pasako, ką jis mums žada. Mes tą priimam tikėjimu, gaunam pažadą ir mes juo patikim. Vilties pamatas yra tas patikėjimas pažadu. Ir čia dabar yra 2 citatos iš Naujojo testamento, iš laiško Žydams. Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus. Mes gyvenam būtent taip, pagal tokius įsakymus, Dievo įsakymus, dėl to, kad mums yra davęs pažadą. Reiškia, jeigu jūs taip darysite, jūs gyvensite. Arba jūs pas mane ateisite, jau čia po mirties, ar ne, gausite ten parengtas pokylis ant aukšto kalno, ten geriausi valgiai, gėrimai ir nušluostysiu kiekvieną ašarą nuo jūsų veidų, čia iš Izaijo knygos, ar ne. Tai yra Dievo pažadai. Ir tada jau iš laiško Titui, jis mums dosniai išliejo tos dvasios per mūsų gelbėtoją Jėzų Kristų, jau išliejo ir dosniai jis davė visą save. Kad nuteisinti jo malonę taptume viltimi amžinojo gyvenimo paveldėtojais. Jau esame paveldėtojai amžinojo gyvenimo, jau turime, reiškia, tą vardą, jau mums davė popierių, pasirašytą, notaro užtvirtintą, bet mes jį turime tik tai viltimi. Ir dėl to, kad, čia vieną kartą patikėti paprasta, bet kiekvieną dieną, ypač jeigu nesiseka, tą viltį išlaikyti yra labai sunku. Tai dėl to ta dešinioji ponia, kur čia taip rankas iškėlusi, ar ne rankos tuščios, kaip matot, prie jos kojų yra paukštis Feniksas. Čia buvo tokia legenda, kad reiškia, kai jau pasensta tas paukštis, jisai puola į liepsnas, sudega ir iš pelenų prisikelia naujas, jaunas Feniksas paukštis. Tai viltis yra kaip tas paukštis, kuris turi visą laiką atgimti, jeigu ne kiekvieną akimirką, tai kiekvieną dieną.
Nes tas mūsų gyvenimas, jis visą laiką stengiasi, tiesiog siekia užgesinti viltį. Jūs patys irgi, pavyzdžiui, žinių laidas pasižiūrėjus, ar labai norisi gyventi ir kažką daryti. Nelabai. Tai va, čia yra tas vilties prigesinimas. Mes kažko tai labai gero norim ir neišeina. Kažką tai darom ir nesiseka. Tai va, visą laiką reiškia, viltis yra prigesinama. Ir iš tiesų, čia tušinukas, kad nenukristų, reiškia, viltis turi tą savybę, kad jinai atsiliepia į mūsų stoką. Ar ne? Čia iš Peterio Krifto knygos Grįžimas prie dorybių. Viltis reiškia, kad mano agonija ir ekstazė patiriama ilgintis džiaugsmo, kurio šis pasaulis negali suteikti. Mums visą laiką norisi daugiau, tai kartais sako, čia žmogaus norams galo nėra, bet ta mūsų besotystė, tas bedugnis troškimas, kad visą laiką, netgi didžiausio džiaugsmo akimirkom, jums neteina toks mažiukas liūdesio, tokia kaip priegaidė, ar ne? Taigi čia pasibaigs tas džiaugsmas, pasibaigs ta šventė, tas mylimas žmogus, gerai, va dabar aš jį taip labai myliu, mums taip gera, rytoj gal netgi šį vakarą jis ten kažką padarys, man nepatiks, ten kavos į lovą, net neš dar kažko, tai jis mane nuvils, nors truputėlį, va toks pasibaigs, kad ir koks didelis būtų džiaugsmas, tu vis tiek jauti, kad tuoj čia kažkas tai atsitiks, čia viskas pasibaigs, ar ne? Arba čia dabar gerai, o kitą akimirką pamatysiu kitą pusę ir jau vėl bus blogai. Mes visą laiką ilgimės daugiau, nėra ribų žmogaus norams. Ir taip yra dėl to, kad mes patys neturim dugno, jeigu mes panašūs į Dievą, tai mums patiems galo tai nėra. Mes esam bedugniai, kad ir kiek į mus piltum, ar ne? Tai va, viltis reiškia, kad šitas noras nepasotinamas, reiškia, tai yra ženklas, kad esu sutvertas tam, kuris yra džiaugsmas jam vieninteliam tik tai, ar ne? Tam, kuris irgi yra begalinis, nes begalinį indą tik tai begalinis vandenynas gali užpildyti, ar ne? Tai va, čia mūsų vilties va, tas dalykas, mes tą jaučiame mūsų viltyje. Tikėjimo ir meilės dorybės pripildomus šventosios dvasios, šviesos ir meilės, va tos kitos dvi. Bet viltis užmesga bendrystę su aukščiausiojo jėga ir atveria mūsų sielą visoms antgamtinėms pagalbos priemonėms, kurios ateina iš gyvo ir neišsenkamo šaltinio šventosios dvasios. Reiškia, viltis parodo, kur mes turime atsigręžti, kad tas mūsų besotis, troškulys ir alkis būtų pasotinti. Nes čia irgi teko Bernardinuose skaityti Bernardinai LT tekstą apie tai, kad žmogaus esmė yra stoka. Mums visą laiką kažko reikia, kad mes gyventumėm, čia jau apie tai kalbėjau, apie tikėjimą, kai kalbėjau. Reikia oro, šilumos, maisto, tą kūną nuolat reikia palaikyti, kad jisai kažkaip tai gyvuotų. Mums visą laiką kažko trūksta, mes esame riboti. Ir tai yra normalu. Ir va tame straipsnė irgi kažkaip taip gerai buvo pastebėta, sako, tiesiog dabartinis mūsų gyvenimas, kai mes čia gyvenam sočiai, mes pripratom, kaip ir nestokoti. Bet tada mums norisi geriau, mums norisi daugiau. Tai nėra natūralu, kad mums nieko netrūktų. Mes norime, kad mums nieko netrūktų, bet tai nėra natūralu. Ir vat vilties dorybė kaip tik atitinka laimės troškimą. Mums visą laiką norisi laimės, toks keistas žodis, kuris čia dar prieš porą šimtų metų netgi neegzistavo, reikėjo sukurti naują žodį. Bet troškimas, taip, pilnatvės, kad būtų geriau, kad būtų sočiau, kad mums būtų džiugiau. Ta troškimą Dievas įdėjo į kiekvieno žmogaus širdį. Ir dabar tas laimės troškimas, reiškia, apima visas viltis, kurios tik įkvėpia žmonių veikimą. Aš tikiuosi, sakykime, kad šiandien išeisiu, į miestą susitiksiu kažkokią bičiulę ir viltis mane išveda į miestą, ar ne, išveda į susitikimą. Viltis mane išveda į darbą, kad aš tikiuosi, kad aš kažką tai nuveiksiu gero, arba su bendradarbiais bus labai gera, arba mes kažką kartu padarysime. Mes visą laiką kažko vilėmės. Gausiu atlyginimą mėnesio pabaigoje, čia irgi yra viltis, nes gali ir nebūti to atlyginimo, ar ne? Viltis. Visos viltys įkvėpia žmonių veikimą. Aš kažką darau dėl to, kad aš kažko tikiuosi, kažko viliuosi. Bet dabar dangiškoji viltis jas išskaistina nukreipdama į dangaus karalystę, saugo mus nuo nevilties. Nes kartais, kai mus nuvilia, o žmonės, darbdaviai, pasaulis, kaimynai, valstybė, valdžia, bažnyčios nariai, administracija, mus nuolat nuvilia.
ir ta viltis mūsų turi prisikelti, jos nukreipimas į dangaus karalystę. Tai aš tikiuosi, dėl to va čia laivai kaip tik tai simbolizuoja tokį gana audringą vakarą, laivai simbolizuoja tą mūsų viltį, kad mes plaukiame, žvejas plaukia į audringą jūrą, ne iš malonumo, jisai tikisi pagauti laimikį, kitaip jisai neplauktų. Ir čia vat kaip tik laivai atspindi dar vieną svarbų dalyką, kad žmogus ne esti, bet tampa. Mes nesam užbaigti, reiškia, mes esam kaip va šitas piligrimas, čia yra Storgoj, kas ėjot prancūziškai Jokūbo kelią, pažįstat šitą piligrimą, jis yra prie piligrimų albergo. Va, taip, visą laiką pakeliui mes ir esame, ar ne? Ir dabar ką tai reiškia, kad mes nesame jau iš karto stabilūs, užbaigti, visiškai tokie, kaip uola vat stovi ir nepajuda. Ne, mes visą laiką tapsme, visą laiką keičiasi. Ir čia yra tas kiekvienam kūriniui būdingas, va tas dar netapsmo būsena, šešėlinė pusė, kaip sakau, kad visada žengi žingsnį ir ta nebūtis yra šalia tavęs, visai va. Tu ją arba labiau jauti, arba ne, va, kad chaosas niekas, jisai priartėja. Tu ten gali užsidaryti savo burbule, atsisėsti savo visureigį, kuris ten pravažiuoja per bet kokią pusnį, ar ne? Bet tu vis tiek ten galbūt ten pakliūni į kamštį, arba, nežinau, įsijungi žinių laidas ir sužinai kažkokią labai neraminančią naujieną ir tu pajunti, kad tavo tas susikurtas burbuliukas saugus, jis taiga taip pradeda eižyti, tu pradedi bijoti. Tu pamatai, kad nebūtis, mirtis, chaosas priartėja. Ir tą reikia pripažinti, ar ne? Taip, mes esam tokie, mes esam labai pažeidžiami. Kiekvieną akimirką. Reiškia, jeigu Dievo angelai, pats Dievas nelaikytų mūsų savo rankoje, ar ne? Nes Dievas davė būti, mes esame ant jo rankos, jeigu jis tą ranką atitrauktų, ar ne? Mes kristume, mūsų nebūtų, ar ne? Ir va tas pajutimas, kad tu stovi ant Dievo noro, ant Dievo žodžio. Tu esi pakabintas ant žodžio, ar ne? Tu kabai ore, va, tas kabojimas ore. Tai gerai, kad visą laiką žmogus to nejauti, nes jeigu jaustum, gyventi negalėtum. Tai va čia truputėlį tiesiog įdėjau tą filosofiją egzistencializmas. Sako, kodėl egzistencialistai yra tokie tragiški, tokie dramatiški, ar ne? Nes jie tą pripažįsta. Jeigu būtis neturi va to antgamtinio pamato, Dievo rankos pamato, tai jos tiesiog nėra, jinai yra trapi, jinai yra neegzistuojanti, mūsų nėra. Jeigu nėra Dievo, tai mūsų nėra, čia yra tik regimybė. Ir egzistencialistai sąžiningai tą pripažįsta. Kitos filosofijos vienaip ar kitaip apsigauna ir patys apsigauna filosofai, kažkaip nusiramina, kad galėtų gyventi, kažkokį pleistriuką užsiklijuoja, ar ne? Bet jeigu mes būsim sąžiningi, mes galvosim taip, kaip Albertas Camus arba kaip Kierkegaardas, ar ne? Nes jeigu kelio gale nelaukia Dievas, tai niekas mūsų nelaukia. Mes tiesiog einame į niekur, mes einame į nieką. Tai čia nieko gero iš tokio dalyko. Aš nežinau, man tai nepatiktų tokiam pasaulyje gyventi. Tikrai, sąžiningai netikintys žmonės turėtų nesiviliantys, nes tikėti ir viltis čia yra tas pats, ar ne? Kaip matėm. Reiškia, jie gyvena labai sunkiai, jie gyvena iš savęs, reiškia, visą laiką save turi stumti, nes nėra nieko kelio gale, kas tave trauktų. Tu viską darai iš savęs, nes žinai, kad neteis jokia ranka tavęs nepatrauks, niekas tavęs nepavėžės. Va, tai čia Kryftas jau tada sako, kad viltis reiškia, kad mano tikrosios vertybės, norai, poreikiai, troškimai, idealai yra nebereikšmiai subjektyvūs mano psichikos jūros potviniai, bet radarai, kurie nurodo tikrą tikrovę. Aš alkstu, trokštu, ilgiuosi laimės, nes jinai yra. Aš savęs neapgaudinėju, jinai yra. Ir va, čia dabar jau paveikslėlis yra iš 11 amžiaus, čia apie tai, kaip čia žaltys šnibždėjo mūsų protėviams, ar ne, kad iš tiesų ta vat jo apgavystė, tai čia irgi kažkaip Kryfta dabar prisiminiau, sako mes patikėjom ne tuo, ko turėjom patikėti, dėl to čia viskas taip ir atsitiko. Ir iš tiesų mūsų tas noras būti, jis yra teisingas, nes pasukti į nebūtį nėra prigimčiai būtinga. Kas gyvena, nori gyventi. Gyvūnas bėga nuo vilko, nuo persekiojančio plėšrūno, nes nori gyventi instinktyviai. Žolytė tiesiasi ten ieško saulės, nes nori gyventi. Nes į būtį įdėta siekis gyventi. Pasukti tai, kas yra nebūtis, mirtis, blogis, nėra prasminga. Mes tarsi apsigrėžiam ir einam atgal, ten, kur mes neturėtumėm eiti.
Reiškia, prigimtis visada siekia judėti į gėrį. Gėris yra būtis. Čia iš Tomo Akviniečio. Jis taip labai protingai kalbėjo, bet tie dalykai, jie yra tikri. Ar ne? Būtis yra gerai. Mes norime būti, dėl to gyventi yra geriau negu negyventi. Tai čia ateina visas tas, čia sueina, į tą susiveda visa diskusija apie eutanaziją, apie abortą, ar ne? Būti yra geriau negu nebūti. Būtis yra gėris, būtis yra Dievo dovana. Nebūties pusėn pajudama tik tada, kai prigimtis liaujasi judėti ten, kur jai būdinga. Pamenat, yra toks geras, irgi ten, reiškia, kai Biblijoje duoda Dievas įsakymą, sako, duoda įsakymą, rinkis, ar tu nori gyventi, gyvenimą ir mirtį, padėjau šalia tavęs, tu turi teisę pasirinkti, ar ne? Turi teisę pasirinkti, gali, duota laisvė pasirinkti, čia irgi yra tikėjimo turinys, bet tada Dievas sako, rinkis gyvenimą, aš noriu, kad tu pasirinktum gyvenimą, Dievas yra šališkas. Ir čia ateina viltis. Tai dabar šia prasme vilties dorybė yra tik tai dieviška, nes mes tai visko prisigalvojame, mes galim ten pasidaryti kokie ten satanistai arba ten pradėti džiaugtis, kalbėti, kokia graži yra mirtis, blogio gėlės, mirties estetika, ar ne, koks gražus yra tas miręs kūnas, toks baltas, švytintis kaip marmurinis ir taip toliau, koks gražus yra puvimas, gedimas, ar ne. Mūsų menininkai prisigalvoja dabar tokių dalykų, ar ne? Bet tai nėra būdinga mums, ar ne? Mes kaip žmonės turėtumėm siekti tai būties ir gyvenimo. Ir dabar dėl to, kaip sakiau, prigimtyje atitinka gyvybės išsaugojimo instinktas. Ir dabar šitą savo instinktą mes galime laisvai nukreipti. Bet jeigu mes tikimės gauti būti ne iš Dievo, bet iš savo šefo, iš valdovo, iš geresnio gyvybės draudimo, iš savo pinigų ir panašiai, tai mes tada esam stabmeldžiai. Nes mes savo bambagyslę nukreipiam ne į Dievą, kuris kaip tik ir duoda gyvenimą. Pamenant, kaip sakė, reiškia, Jėzus, kaip liepė nesirūpinti, ką valgysime, kuo vilkėsime. Sako, jūs rūpinkitės Dievo karalystė, visa kita jums bus duota, Dievas žino, ko jums reikia. Jūs eikite į tą pusę, kur turite eiti ir jūs visą kitą gausite. Bet jeigu jūs nusisuksite nuo to, kur jūs turite eiti, būsite neištikimi, jūs tiesiog mirsite. Jeigu žolytė nusisuka nuo saulės, jinai paprasčiausiai išnyksta, jinai miršta, jai reikalinga saulė, kad jinai gyventų. Ne tai, kad saulė nubaudė žolytę už tai, kad jinai nusisuko nuo jos. Ne. Tiesiog negauna gyvybės iš saulės ir užgęsta. Tai ir mes lygiai taip pat nesilaikom Dievo įsakymų, ką jisai pasakė, ką mes turim daryti, kad gyventume, ir mes tiesiog užgestume, nes chlorofilas mūsų nesigamina. Čia kaip ta žolytė. Tai čia jau iš Išminties knygos, cituoju, visi pasaulio kūriniai savaime yra sveiki, jie neturi mirtinų nuodų. Iš mūsų pasirinkimo ateina mirtis į pasaulį. Tai yra nuodas. Nes, kaip sako, juk jie nesiliauja, ieškoja Dievo, gyvendami tarp jo kūrinių, pasitiki tuo, ką mato, nes matomi daiktai yra gražūs. Tai, kad mes Dievo ieškome, jo pėdsakų kūriniuose yra gerai. Bet kai mes pasitikime tuo, ką matome, apsiribojame tik tai tuo, reiškia, mes leidžiamės suvedžiojami pasaulio, nes matomi daiktai yra gražūs. Dievas mums davė labai gražias dovanas, bet mes tiesiog negalime jomis apsiriboti. Tai būtų neteisinga. Tai čia jau, kaip sakiau, yra tas žmogaus buvimas kelyje. Mes esame tie, kurie tampame, žengiame su kiekvienu savo žingsniu gyvenime, darome kažkokius pasirinkimus ir per tuos pasirinkimus mes jau tampame truputėlį kitokie, ar ne? Truputėlį kitokie. Ir dabar ta mūsų prigimtinė viltis, jinai egzistuoja. Ir šita viltis yra tarsi atspindys tos dangiškosios, mūsų būdas būti pasaulyje, mes nusikreipę esame į savo ateitį. Čia aš tiesiog noriu jums parodyti, kurioje vietoje, netgi jeigu jūs ten katekizmo mintinai nemokat ir negalvojat apie tuos dalykus, kokiu būdu vis dėlto viltis jumise yra, reiškia. Nusikreipimas į ateitį, būtinybė kažko norėti, kažką projektuoti. Tu turi turėti tikslą, kad tu gyventum. Reiškia, dabar tas madingas, būk tik čia ir dabar, čia aš atsisėdu, negalvoju, praeities nėra, ateities nėra. Mums tai nėra būdinga. Žmogiškai tai nėra būdinga, reikia labai save perlaužti. Labai save perlaužti ir klausimas, ar reikia. Nes tikslą mes turime turėti, kad mes kažką tai darytume.
Tai va čia yra viena vilties pavadinimas žmogaus būdas būti pasaulyje, toks kaip pamatas, ant kurio mes stovim. Tada žodį viltis mes dar vartojam truputį kitą prasme, tai yra vylimasis. Kai mes, čia tai yra ta aistra, tas biologiškai sąlygotas emocinis tonas, čia tai parašiau. Tai kad kartais netgi čia šitą juokauja paprastai čia vyrai su moterimis, kai ginčiasi, sako, tai tau čia hormonai sutriko, čia tau turbūt ciklo tokia dalis, kad dabar tu tokia dirgli, tavo čia labai bloga nuotaika, tu čia dabar viskas negerai, paskui ateina momentas, kai tau čia staiga viskas vėl gerai. Tai va tas bangavimas, jis netgi iš mūsų biologijos ateina, netgi šiaip tai patikrinta tyrimais, kad oras veikia mūsų būseną, reiškia. Būna toks oras, kai mes jaučiamės prislėgti, dėl to, kad debesys labai tiršti, mus slegia ir mes tada blogai jaučiamės. Arba kai saulė šviečia, mes natūraliai turim daugiau energijos, nes teisingas hormonas gaminasi. Tai va tas vylimasis, ta mūsų aistra, kuris lypi mumyse, mus banguoja, tai čia irgi yra viltis. Kartais mums viltis, saulėtą dieną viltis yra lengviau negu tamsią dieną, ar ne? Arba ten, pavyzdžiui, kokiam, esant paplūdimyje, ten su taure, ten kokiu kokteiliu skaniu rankoje ir panašiai, čia jūra bangų. Tai jau tada viskas atrodo gražu, linksmas, smagu, grįšiu į darbą, aš čia tą padarysiu. O kai atsiduri tarp 4 sienų ir čia dienos tos yra tik tai kelios valandos, tamsu, natūraliai yra sunku išlaikyti viltį. Mes esam biologiškai banguojantys, mes esam nelygūs, mes turim plaukti kaip tas laivas bangomis. Trečia prasmė to paties žodžio viltis, tai dar gali būti jausmas. Reiškia, yra žmonių, kurie įpranta būti entuziastingi, tiesiog jie tokie yra, reiškia, jiems patinka kažką daryti, jie kitus uždega ir panašiai, bet gali būti akedija, tai dabar iš tiesų akedija dažnai yra verčiama kaip nuobodis, bet tas nuobodis yra truputį kitas dalykas. Akedija yra daugiau kaip vilties priešingybė, kaip ta neviltis, apie tai dar truputėlį vėliau pakalbėsiu, reiškia, kai žmogus nesivilia nieko gero ir kadangi nieko gero nesivilia, tai jis nieko ir nenori daryti. Tai yra tas neviltis, maždaug, čia aš vis tiek nepajėgsiu, ar tai kam čia kažko tai imtis, vis tiek man neišeis, čia vis tiek vedėja nusodins. Akedija. Akedija yra neviltis. Tas nenoras kažko tai daryti, nes aš nieko gero nesiviliu, iš savęs nieko gero nesiviliu, iš kitų nieko gero nesiviliu ir Dievas čia mane pamiršęs ir taip toliau, ir taip toliau. Vilties įpročio svarba. Reiškia, kai mes pametam vilties įprotį, mes panyram į akediją, mes nieko nedarom. Ketvirta prasmė, kad viltis yra veiksmas. O va čia tai mums darosi sudėtinga. Prie šitos prasmės mes esam nepratę. Kad tai yra budrus laukimas. Ar ne? Meilingas dėmesingumas, čia yra Šventojo kryžiaus Jono sąvoka, kad reiškia, kad jeigu tu tiki, jeigu tu žinai iš tikėjimo, kad Dievas yra tėvas, kad jis tave myli, kad jis yra šalia, kad jis tave lydi, kad jis tavim rūpinasi, tu visą laiką, nors aplinkui yra labai tamsu juoda, tu visą laiką esi ausis pastačiusi, ar ne? Jis bet kuriuo momentu kažką padarys, ar ne? Jis bet kuriuo momentu kažkokį langelį atvers. Reiškia, aš žinau, kad aš esu vertinga, pasaulis yra vertas mano darbo, aš žinau, kad kiti yra verti mano pastangų ir aš žinau, kad Dievas to nori. Tada aš meilingai klausausi, kada, kur aš galiu žengti žingsnį. Budrumas. Viltis palaiko budrumą. Ir čia jau yra veiksmas. Ir būtent čia yra sostas Dievo maloniai nusileisti. Mes atidarom duris. Ar ne? Mes laukiam. Mes viltingai laukiam. Ir dabar va čia prasme, čia jau taip truputį apibendrinant, viltys yra 2. Yra 2 žodžiai, lotyniškai spes, va tas prigimties lypintis vylimasis, kad viskas bus gerai. Šitą aš nežinau, tokie tyrimai, turbūt žinot, jūs čia netgi tiesiog iš to bendro gyvenimo stebėjimo, žinot, kad, pavyzdžiui, paaugliai labai rizikuoja. Ar ne? Čia vis tiek nieko neatsitiks. Nieko, aš čia, butelį visą išgersiu, arba ten čia kažkokių cigarečių parūkysiu, čia nieko baisaus, viskas gerai, čia per gatvę pereisiu, nuo kalno nušoksiu, čia riedlentę per laiptus ten nuvarysiu, viskas bus gerai. Paaugliai labai turi daug tos vilties, ar ne? Tas prigimtinis vylimasis. Prigimtinis vylimasis. Nes jie tiesiog tiki, kad viskas bus gerai.
O mes jau tokie kuo žmogus vyresnis, kuo daugiau gyvenime gavęs per galvą, tai jau tada mato, kad jisai ir čia gali būti blogai, ir čia gali būti blogai, eisiu per gatvę, va tas greit važiuoja, tai tu jau tiek ten per gatvę dairaisi, kol tu galų gali ryštiesi eiti, ar ne? Nes mes jau esam daug gavę per galvą. Tai va ta prigimties slypintis vylimasis, pasižiūrėkite į paauglius ir jūs žinosit, kas tai yra. Jie tiesiog tiki, kad viskas bus jiems gerai, kad viskas kažkaip tai kaip nuo žąsies vanduo nutekės. Čia yra tas prigimties vylimasis. Bet paskui dar irgi čia prie jo grįšim. Bet yra dar expectatio, toks mandras lotiniškas žodis, tai čia yra vylimasis gėrio, kuris viršyje žmogaus prigimtį. Tai va čia būtent vylimasis tos dieviškosios malonės, dieviškos pagalbos, kad apvaizda globos. Kartais tiesiog, reikia eiti per gatvę, ten kokioj pietų šalyje, nuvažiuokite į Neapolį. Čia aš į Romą kažkaip nuvažiavau iš pradžių, aš negalėjau eiti per gatvę. Tiesiog stovėjau ir laukiau, kol visi sustos. Tada pamačiau, kad aš taip stovėsiu visą dieną ir visą savaitę, pasibaigs kelionė ir aš vis tiek stovėsiu. Aš pasižiūrėjau, kaip kiti daro. Jie tiesiog kelia koją į gatvę ir tada mašina sustoja. Tada jie kelia kitą koją, tada kita sustoja. Ir va taip kažkaip, ar ne? Bet čia jie pasitiki, šiuo atveju ne visai apvaizdą, nes jie pripratę, kad taip yra, jie žino, aš nepripratus, tai aš tiesiog, kaip sakoma, pasitikėjau apvaizdą, tą gatvę aš perėjau. Matot, jeigu čia filmuką filmuoju, tai jau ne Romoje esu. Va. Tai čia yra tas expectatio, reiškia pasitikėjimas didesnių gėrių. Ir čia jau iš laiško Filipiečiams, vis dėlto, broliai, nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tai čia Šventas Paulius, tai netgi jisai nepasiekė to expectatio, to pasitikėjimo. Tik vieną tikrą, pamiršęs, kas už manęs, matot, jis nesidairo, kas yra už jo. Aš veržiuosi pirmin į tikslą, siekiu laimikio aukštybėse, prie kurio Dievas kviečia Jėzuje Kristuje. Paulius patikėjo pažadu ir jis veržėsi pirmin. Jisai nežiūri, kiek jis yra gavęs per galvą iki tol, ar ne, jis veržėsi pirmin. Čia yra kitokia viltis, ne paaugliška viltis, kad viskas bus tiesiog gerai. Va, tai čia krikščioniškoji viltis perima ir atbaigia išrinktosios tautos viltį, kurios pradžia ir pavyzdys buvo Abraomo viltis. O kaip kvailai jis patikėjo, aš kalbu daugiau filmukė apie tikėjimą, galite pasižiūrėti. Jam duotus pažadus Dievas ištesėjo, apdovanodamas į Izaokų ir apvalydamas išbandymo auką. Tai reiškia, praktiškai po 30 beveik metų vylimosi gauna Izaoką ir turi jį atiduoti. Tai čia ir tas išbandymas, ar ne? Galų galiai ištesėjo, bet žmogus 25 metus gyveno nežinodamas, ar ištesės. 25 metus, tai jūs įsivaizduokit. Jis diena iš dienos. Rytą atsikeli ir galvoji, prieš 20 metų Dievas man pažadėjo, gal šiandien tas vaikas atsiras. Kiekvieną dieną, 25 metus. O to vaiko kaip nėra, taip nėra. Ir žmona sensta, ar ne? Nematydamas jokios vilties, Abraomas patikėjo viltimi, jog tapsęs daugelio tautų tėvu. Tai dėl to mes jį ir vadinam tikėjimo tėvu. Tai dabar čia truputėlį įdėjau tokią, neišsigaskit, čia viskas labai paprasta iš tikrųjų yra. Ir dabar šitą schemą, žinau, kad čia turėjau klausytojų, psichologai labai apsidžiaugė, kurie studijavę yra psichologiją. Nes čia taip labai koncentruotai tiesiog įdėjau, kaip scholastiniai teologai suprato, kas yra viltis ir kaip jie atskyrė. Tai čia mums yra visai svarbus tas dalykas. Kaip veikia mūsų sielos motoras? Kaip veikia mūsų sielos motoras? Tai dabar turim du dalykus. Reiškia, jeigu taip galima pasakyti, sielos galios, tai čia yra toks daugiau ta vairo visa dalis, vairuojamoji mūsų dalis, ar ne? Reiškia, protas, atmintis, valia, tuoj pasakysiu apie ką čia. Bet dar yra sielos aistros. Čia yra benzinas, kurį mes pilam, čia yra variklis. Tai dabar, jeigu mes paklaustumėm šiuolaikinių psichologų, kas žmogų varo į priekį, jie sakytų, jisai siekia malonumo arba vengia skausmo. Du dalykai, čia kaip šuniukas tas, ar ne, ten išgirsta varpelį, jam čia seilytės išsiskiria, nes jisai maistelio tikis ir panašiai, mes va tokie esam, ar ne? Tai dabar scholastikai, tai čia būtų džiaugsmas, skausmas atitiktų, reiškia, tas aistras mūsų pamatinės, ar ne? Dabar scholastikai sako, scholastai, teologai, kad aistrų yra daugiau. Kažkur apie vidurį yra dar dvi, yra viltis ir baimė. Nes kadangi mes nesame šuniukas, tai mes jau kažkiek apie gyvenimą žinome ir mes daug daugiau negu tuo tikrų džiaugsmu arba tikrų skausmu, mes daug daugiau vadovaujamės viltimi ir baime. Mes kažko bijome arba kažko vilėmės.
Nes mes jau turime savo vaizdinių čia prisikrovę visokiausių. Mes maždaug žinom, kaip ten tam pasaulyje gali būti ir tada vat prasideda. Čia yra iš tos serijos, kaip yra tokia gera patarlė, sako, drąsuolis miršta 1 kartą, bailys miršta 100 kartų. Nes tu ten tiek visko bijai, kad gal tas niekada neatsitiks, bet tu tiek ir bijai, ir būkštauji. O jeigu, arba atvirkščiai. Nu, tas vat, o jeigu atsitiks, arba o gal visgi atsitiks, o gal vedėja pastebės, kad aš tą gerą, pagaliau po 20 metų gal jinai pastebės, kad aš tą gerą projektą padariau, 20 metų nepastebėjau, bet gal va dabar va jau ims ir pastebės, va ta mūsų viltis, ar ne? Ir va ta mūsų viltis apgauna, šitie vadu, kurie yra per vidurį. Bet iš tiesų daug daugiau negu tikras džiaugsmas arba tikras skausmas mus valdo, va tie mūsų įsivaizduojami viltis ir baimė, kai mes gyvenam ne ten, kur gyvenam ir kur Kristus sakė, nesijaudinkit, kuo rengsitės, nesijaudinkit, ką vilkėsite, o mes jaudinamės. Tai va čia va šitie yra. Ir tada šitas mūsų variklis visą laiką vat, yra tos 2 rodyklės, nupiešiau vieną ir kitą, kad reiškia, veikia sielos galės, čia yra tas poveikis ir į vieną pusę ir į kitą. Nes mes kartais sakom, tai širdžiai neįsakysi, reiškia, jeigu jau mes jaučiam džiaugsmą arba ten skausmą arba baimę arba meilę, tai jau viskas, tai jau tada mes turim tuo vadovautis, jeigu kažkas mums teikia malonumą, tai mes turime teisę to malonumo siekti, nes širdžiai taigi neįsakysi, ar ne? Iš tiesų nėra taip. Viduramžiais žmonės, aš manau, kad buvo protingesni šitoj vietoj, jie manė, kad mes galime įsakyti. Nes va sielos galios tai yra toks truputėlį kaip vairas, kurį mes galime vienaip arba kitaip pakreipti. Ir dabar tos 3 sielos galios yra protas, atmintis ir valia. Tai dabar kas yra protas, mes maždaug žinom, reiškia tai, kaip mes suprantam pasaulį ir tai veikia tai, ką mes darom. Apačioj yra valia, ko mes norime. Tai nėra jausmai, tai yra noras. Bet dabar tie mūsų norai labai stipriai remiasi atmintimi. Ką mes prisimename apie mūsų praeitį ir iš tos praeities, ką mes susikonstruojam, ko mes norėtumėm arba ko mes bijotumėm ateityje. Ar ne? Va čia yra va tas didžioji teritorija, tas didysis sandėlis, iš kurio maitinasi ir valia, ir protas, abudu, remiasi atmintimi. Ir reiškia dieviškosios dorybės, tikėjimas, viltis ir meilė, šitas 3 mūsų sielos galės gydo, sutvirtina ir viltis dieviškoji gydo mūsų atmintį. Mes, jeigu viltingai žvelgiame į mūsų praeitį, mes matom, kur Dievas mums padėjo, mes pradedam dėkoti. Jeigu mes viltingai žvelgiame į ateitį, mes tikime Dievo pažadu ir mes gyvename drąsiau. Ir tada mums jau netiek svarbu tos aistros putojasi, ar aš čia bijau eiti per gatvę, ar nebijau eiti per gatvę, ir aš tikiuosi, kad viliuosi, kad pagaliau šefas mane pastebės. Aš jau esu savęs šeimininkė, aš laikau vairą rankose, ar ne, sprendžiu valingai, ką aš turiu daryti. Ir netgi jau man kažko norisi ir kažkas man teikia malonumą, aš galiu pasakyti, ne, tai man nėra gerai. Prisivalgyti saldumynų ir ten cukraus ir miltų man nėra gerai. Aš jų noriu, bet aš jų nevalgysiu. Tai man teikia momento malonumą, bet aš žinau, kad paskui bus labai blogai man, ar ne? Aš to galiu atsisakyti. Arba myliu kažkokį žmogų, man atrodo, kad va dabar, čia jaunystė prisiminkit, tos neįmanomos meilės, pirmoji meilė paprastai būna neįmanoma. Be to žmogaus negyvensiu, viskas gyvenimo nėra, su paaugliais pakalbėkit, jeigu pamiršot jau, ar ne? Viskas negyvensiu, negaliu, viską dėl jo ir taip toliau, kvailyšių kiek pridaryta. O nuo kiek kvailyšių dievulis apsaugojo dar, ar ne? Prisiminkit. Gyvenimas eina ir pamatai, kad tu gali be to žmogaus. Jo, gyveni ir paskui jau tą tikrąjį žmogų galbūt susitinki. O galbūt esi toks žmogus, kuris nesi pakviestas į ryšį. Gali būti ir taip. Bet viltis turi būti, viltis turi gydyti atmintį. Tai čia truputį nukrypau, kad neužsitęsčiau. Vilties dorybė. Čia yra, kaip jinai yra vaizduojama, laiko raktus nuo pažadų knygos, matot, ir yra nukreipusi akis į rojaus, to uždaryto rojaus sieną. Čia yra vilties toks vaizdavimas. Viltis sustiprina atmintį, tai yra išgyvenimų ir jausmų sritį. Mes galvojam, kad jau jausmai tai yra toks absoliutus dalykas. Ne, mes patys savo daug ką įsikalbam. Prisiskaitykit romantiškų visokiausių knygučių ir jūs pradėsite tikėti, kad meilė yra viskas, viską pataiso, viską išgydo, viską pateisina. Taigi aš tą žmogų nužudžiau iš meilės.
Ko jūs į mane čia dabar taip žiūrite? Aš iš didelės meilės, ar ne, šeimą sugrioviau, iš didelės meilės, viskas, mes tau viską atleidžiam, taip tugi iš meilės tai padarai. Kad tokių nesąmonių nedarytumėm, ar ne? Iš gyvenimo ir jausmų sritį mes turėtumėm valdyti variklį, vairas turėtų būti mūsų rankose. Aš iš meilės neturėčiau sukti vairo ir važiuoti ten tiesiai į sieną ir ten ištikšti. Reiškia, išgyvenimai ir jausmai yra neišbaigti, jie gali būti kreipiami, kaip mašinos variklis, ar ne? Kaip mašina, reiškia, mes ją valdom. Viltis panaudoja jų energiją, kad juos nukreiptų į proto ar tikėjimo nurodytą tikslą, ar ne? Nurodo tikslą. Tai dėl to paprastai yra sakoma, kad prigimtinė viltis, va ta paaugliška, yra ribota. Ir čia vėlgi, Akvinietis tai žinojo, Tomas Akvinietis. Sako, jaunystė yra vilties priežastis, nes jaunystė turi daug ateities ir mažai praeities. Tu esi baltas lapas. Kuo nori būti, kai užaugsi? Nori būti kosmonautu, nori būti influenceriu, dar nori būti ten dainininku baisingai populiariu, ten nori būti milijonierium. Ir tu iš esmės gali žengti bet kurį kelią. Tu potencialiai gali būti viskas. Bet jeigu tau jau 50 metų ir tu CV užrašai, kad reiškia tau jau virš 50, tai tu jau žinai, kuo tu nebūsi. Tu žinai, kad balerina jau nebūsi turbūt, kosmonautų turbūt irgi jau nebe. Ir apskritai ten į 80% darbų tavęs jau nepaims. Čia yra tas skirtumas, kad jaunystė yra vilties priežastis, nes yra daug ateities, daug kelių, kuriais tu gali eiti. Dabar gyvenimui senkant, pirmiausiai pavargsta viltis, nes mes daug esam, kuo toliau, tuo daugiau gaunam per galvą. Tačiau antgamtinėje viltyje atsitinka priešingai. Antgamtinė, tai čia ta, kuri iš kelio galo mus traukia. Jis suteikia žmogui tiek ateities, kad netgi pilniausio ir turtingiausio gyvenimo praeitis, palyginus su tuo, atrodo menka. Tu kuo arčiau Dievo eini, tuo daugiau gauni, ar ne? Tu tuo daugiau atsiveria tas horizontas platesnis ir sakai, vau, va čia tai bent, verta. Ir tada tu atgal net nesidairai. Ir čia išminties knyga jau tada perspėja, reiškia tie, kurie klysta, klaidingai samprotavo savo sakydami, trumpas ir liūdnas yra mūsų gyvenimas. Nu jeigu Dievo nėra, nu taip, trumpas ir liūdnas. Nėra jokio vaisto nuo mirties ir nežinoma, kad kas būtų sugrįžęs iš kapo. Eime, tad mėgaukimės esamomis gerybėmis ir jaunatviškai aistra godžiai naudokimės kūriniais, nes daugiau nieko nėra. Matot, kas atsitinka, kai vilties nebelieka? Mes pradedam godžiai ryti dabar, nes mes galvojam, kad viskas sprūsta iš rankų. Kaip pametamas kelias. Čia toks žavus paveikslas 17 amžiaus, gyvenimo medis, kaip matot, ten balevoja ant to medžio. Reiškia, žmogučiai giltinė tą medį kerta, jie to nemato, nes ten šakos matot tokios. Tada velnės dar čia stumia tą medį, kad čia giltiniai būtų lengviau jį nukirst. O Jėzus į varpą skambina, čia atseit kelią, perspėja, kad čia jau aliarmas, kad čia jau blogai, o tie vis tiek toliau ten balevoja, jokių ten problemų nemato. Nu tai čia 17 amžiuje tokiu būdu stengiasi perspėti, kad galvokit žmonės, ką jūs darot, kaip jūs gyvenat. Dabar kodėl? Čia yra toksai, reiškia, kodėl mes blogai elgiamės. Galbūt ne dėl to, kad mes blogi esam, ar valios neturim. Gali būti kita priežastis. Ir kažkaip mes apie tai nepagalvojam. Čia iš Mato Evangelijos, prisiminsit turbūt. Jei anas tarnas bus blogas, čia kai šeimininkas iškeliauja, reiškia, ir palieka tarną, kad jis tenais vietoj jo tvarkytųsi, vadovautų. Jei anas tarnas bus blogas ir tars pats savo, mano šeimininkas neskuba grįžti ir pradės mušti savo tarnybos draugus, valgyti, ūžti su girtuokliais. To tarno šeimininkas sugrįž vieną gražią dieną, kai jis nelaukia ir tokią valandą, reiškia, ir žiauriai nubaus. Tai dabar klausimas, tiesiog pagalvokit, kaip jūs manot, ar anas tarnas pradėjo agresyviai elgtis, paleistuvauti, lipti kitiems ant galvos ir tada prarado viltį, kad šeimininkas sugrįž? Ar atvirkščiai? Pirma prarado viltį, kad šeimininkas sugrįž, o tada jau viskas galima, ar ne? Girtuokliaujam, valgom, paleistuvaujam, mušam. Mes pirmiausiai prarandam viltį, kad sugrįž ir jeigu mes, reiškia, teisingai gyvenom, mes gausim tą pažadą, o jeigu neteisingai mes būsim pametę kelią, mes kaip ožkos, ar ne? Pamenat tą irgi tą teismo įvaizdį. Reiškia, į vieną pusę eis avys, į kitą pusę kartu su ožiais ten tie blogieji.
Tai iš tiesų sako, čia nėra taip, kad Dievas taip paima ir skirsto, čia tu su ragais, tai tu pas ožius, tu čia be ragų, tu pas avis. Ne, sako, tiesiog leidžia pasirinkti. Avys, kadangi jos klusnios, jos eina pas šeimininką, jos eina į vieną pusę. O tu ožkai pabandyk parodyti, kur jinai turi eiti. Ožka būtinai eis ten, kur tu jos neleidi. Jinai darys savo. Tai va tie, kurie daro savo, jie ir padaro savo ir gauna savo. Bet tas savo yra toks menkas. Va. Tai čia apie tai, jeigu mes prarandam viltį, mes neištveriam. O jeigu, čia kaip sako, Mato Evangelijoje, čia toliau irgi bus, kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Reikia ištverti iki galo, bet jeigu mes neturim vilties, mes neištversim. Ir dėl to sako, čia yra Cido knygos, sako, vargas jums praradusiems viltį. Prarandam viltį ir tada pametam kelią. Ir čia dabar iš vyskupo Liongino Virbalo knygelės, čia iki savo kambarėlį, budime dabar, o sulaukti tikimės ateityje. Budėjimas kupinas vilties. Jeigu ne, mes nebudėtumėm, nes mes laukiam šeimininko. Kas jos neturi, daugiau nebebudi. Ir čia vat yra tie du vilties akligatviai, kada žmonės liaujasi budėti. Jeigu jie nevilties apimti yra, arba jeigu jie galvoja, kad jau viską pasiekė, va tas perdėtas kliovimasis. Čia kodėl žmogus sustoja dar neatėjęs iki tikslo? Dėl to, kad galvoja, ai, vis tiek nenueisiu, kam čia vargt, aš čia atsisėsiu, pasėdėsiu ant šalikelės ir tegul čia pasaulis eina pro mane. Aš čia ant sofos, vat varžybos geros, šitą. Paskui čia kaiminka ateis, arba kaimynas, ar ne, vat nueisim į garažą čia su juo. Atsisėdė ant kelkraščio ir leidi, kad pro tave gyvenimas eitų, nes tu nesivili niekur nueiti. Ir neviltis irgi įvyksta palaipsniui. Šaknis, vat kaip tik akedija, tingumas, iš tiesų nėra tingumas. Tai yra suabejojimas, kad aš galiu kažką didelio ir gero padaryti. Nesėdėk ant kelkraščio, kelkis, eik, tu kažką gali labai didelio padaryti. Arba išdidus pralaimėjimo aukštinimas. Ai, aš čia su pralaimėjusiais, aš čia labai stengiausi, man nepasisekė, tai aš dabar, nu ir aš tada nenoriu, nu ir nenoriu, nu ir neįsiu, nu ir nedarysiu. Reiškia, prieš būtų ne darbštumas, bet didžiadvasiškumas, ar ne? Kai tu didžiadvasiškai kilniai kažko didelio sieki, vaistas, budrumas ir įžvalga. Tai čia vat, kokiu būdu yra ta neviltis įveikiama. Bet gali būti ir tas perdėtas kliovimasis. Reiškia, tas toks vaikiškumas, kai maždaug jau pusiaukelį nutari, kad tikslas jau pasiektas arba išgelbėjimas garantuotas. Nu tai Jėzau, tu vis tiek viską atleisi. Koks šis skirtumas? Prisidirbsiu, nueisiu ten bum į krūtinę. Tu man vis tiek atleisi. Nepadariau, padariau, arba nepadariau, ir kas, tugi atleisi, tugi gailestingas, tugi viską gali. Iš tiesų, šitas perdėtas kliovimas, jis yra vaikiškas, bet jis yra mažesnė nuodėmė, nes atitinka galutinę Dievo valią. Dievas tikrai nori atleisti. Bet jeigu tu būsi toks apsileidęs, tu nesugebėsi netgi pastebėti, kada Dievas tau tą dovaną atneš, ar ne? Kaip nesustoti? Čia irgi piligrimas, va čia kažkaip Jokūbo kelio, čia labai patogu buvo, daug davė man čia visokiausių paveikslėlių jums parodyti. Kaip nesustoti? Tai vėlgi, katekizmas sako, bet kuriomis aplinkybėmis privalome puoselėti viltį, kad Dievo malonės padedama arba padedamas tu išstovėsi iki galo. Išstovėsi iki galo, kad ir kas atsitiktų, nes Dievas tave laikys. Čia yra tikėjimo dalis. Mes privalom išlaikyti viltį. Ne taip jau paprasta pasakyti, čia man lengva šitą pabandy gyvenime, ar ne? Vat ypač, sakau, žinių laidos pasiklausai, gyventi nesinori. Ir čia yra pagunda. Va, ir pasieks dangaus džiaugsmą kaip amžinai Dievo atlygį už gerus darbus. Atliktus maloniai padedant, bet nudirbi. Tai čia tas posakis, kad Kristus neturi kitų rankų, tik tai mūsų rankas. Tai va dėl to ir sako, kad pagarbi viešpaties baimė yra išminties pradžia. Čia mums truputėlį kliūna, prie ko čia Dievo baimė. Kodėl Dievo baimė yra vaistas? Tai dabar iš tiesų žodis baimė mums nepatinka, reiškia, čia parašiau, kad reiškia stoikams baimė visada bloga, nes tai yra aistra. Čia tas būkštavimas dėl ateities, o aistrų jie nenorėjo, jie būti tokie visiškai šalti, kaip statulos, kad niekas čia mūsų nepaveikia. O moderniam žmogui, tai tarsi orumo įžeidimas. Kaip čia, aš kažko bijau, negali būti, Dievo bijau, tai nereikia man tokio Dievo, aš esu modernus žmogus, bijoti Dievo, kas čia per viduramžiškas išradimas. Bet iš tiesų Dievo baimė yra toks dalykas, kad kai pagalvoji, taip, jinai yra reikalinga vilčiai išlaikyti. Kokiu būdu? Siejasi baimė ir viltis. Jeigu tai yra sūniška baimė prarasti tėvo meilę.
Tai netgi tarno baimė visai neblogai prarasti uždarbį. Dievulė, aš čia gerai gyvensiu, laikysiuos, tu sakai, kad aš turiu eiti į kairę, aš eisiu į kairę, nes kitaip, tu man neduosi to, ką tu man pažadėjai. Uždarbis tai toks visai neblogas pažadėtas gale va tiems darbininkams, kurie ten netgi paskutinę valandą prisijungia, niekada nevėlu. Tarno baimė nėra tobula, bet jinai gali vesti galų gale paskutio, gal iš dėkingumo jau tą šeimininką pamilsi, ne vien tik dėl to, kad jis tau pinigus užmokėjo, ar ne, nors tu ten tik 1 valandą dirbai, taip? Tai va, tai čia sūniška baimė. Šitas yra dalykas. Kitas dalykas yra turbūt yra gilesnis ir čia aš visą laiką prisimenu, pamenat tą Evangelijos vietą, kur, reiškia, atplaukia Petras jau ten su kitais žvejais ten iki kranto, sustoja, ateina Jėzus ir Petras išlipa iš valties, griūna ant kelių ir sako, Viešpatie, traukis nuo manęs, aš nusidėjėlis. Ir va tada tu galvoji, Petrai, tu kažkaip keistai elgiesi, jeigu čia Viešpats, tu apsikabink, pasidžiaug, taigi Dievas pas tave atėjo, čia viskas nuostabu. Ko jisai maždaug iš karto čia tas, aš nusidėjėlis, čia traukis nuo manęs. Kodėl jisai sako traukis nuo manęs? Ir čia skaitant mistikus, va Šventą Teresę pavyzdžiui, Avilietę, kažkaip paaiškėjo, kad reiškia, kad jeigu ta baimė rodo, kad tu iš tiesų susitikai Dievą. Nes reiškia, Dievas yra toks didelis, kad jeigu tu į tikrą susitinki, tau pasidaro baisu, nes tu pamatai, koks tu mažas. Čia kaip, kol mes tik tai įsivaizduojam Dievą, jis mums atrodo, tai čia paveiksliukas kišenėje, įsidėsiu, va toks abrozdėlis, ką jis man padarys, į kišenę ir eini toliau, ir tu jautiesi toks geras, toks doras, toks nuostabus, toks gražus, toks didelis. Ar ne? Bet jeigu tu iš tiesų susitiktum Dievą, tu pajustum, kad tu toks mažiukas, ar ne? Čia Teresė sako, čia kaip saulė į kambarį, įspindo spindulys ryškus. Tu ten galvoji, tu visus kampus išvaliai, voratinklius nuėmei, saulė pašviečia ir tu matai, kaip ten sūkuriuoja tos dulkės kambarį. Dėl to, kad tau saulė pašvietė. Tai va, vaistas Dievo baimė. Tai viena vertus, tu bijai tokio didelio Dievo, nes tu matai, koks jisai didelis ir jam užtenka tik va taip ranką, tave va taip paleisti iš savo rankos. Ir tu iškrisi, tavęs nebeliks. Ir tu natūraliai bijai, nes jis tik ta ranka tave ir saugo nuo chaoso. Bet kita vertus, tau didžiulė ir viltis, nes tu matai, koks galingas tas tavo bičiulis. Tada tu jau nieko nebebijai su tokiu draugu, ar ne? Viltis tavo yra tokia pati didelė, kaip tas Dievo didumas, kurį tu pradedi matyti. Dievo baimė ir viltis. Ir va čia taip, labai trumpai tik tai įdėjau liūdesys kaip galimybė ir proga. Nes pas mus dabar, sakau, stoikai labai yra madingi, tai kad čia baimė blogai, liūdėti irgi blogai, mes visą laiką turi būti maždaug tokie neutralūs, ar ne? Bet iš tiesų, tasai liūdesys yra galimybė ir proga, reiškia, kai mus kažkas labai blogo ištinka ir kai mes tikrai jau tada įsikimbam Dievo rankos, ar ne? Kai mums kažkas nesiseka, kai būna labai baisu, kai būna labai tamsu ir labai juoda, tai tuomet mes tarsi pasidarom jautresni ir pradedam klausytis budriai, iš kur mums ateis pagalba. Tai čia Tomo Akviniečio receptas man labai patiko, sako, jeigu labai liūdna, pradėkit nuo mažų malonumų, ar ne? Psichobiologinės priemonės, ašaros, išsiverkti kažkam ant peties. Sako, kodėl pas portugalus toks mažas depresija sergančių procentas? Sako, verkia tie portugalai nuolat. Verkia, susitinki verkia, populiariausia muzika fado, ar ne, ten kur irgi ten ojojojojojoj, čia pasaulio sielvartas. Išsiverkia ir vėl gerai. Draugų atjauta. Pamenat, netgi Kristus ten, kai alyvų sode, ar ne, alyvų darže, pirmiausiai kreipėsi į apaštalus, nemiegokit, būkit su manimi, man sunku, draugų atjauta. Paprasta, bet veikia. Išsimiegoti. Ir sako Tomas Akvinietis, išsimaudyti. Pasirodo, maudynės irgi padeda, kai liūdna. Bet tikrasis vaistas yra tiesos kontempliacija, čia kryžiaus mokslas. Kaip kryžiaus Jonas sako, visada linkti ne į tai, kas lengviausia, bet į tai, kas sunkiausia. Reiškia, kuo sunkesnio dalyko tikiesi, kad tave ištiks, ir netgi jo ieškai, nes galvoji, čia aš užsigrūdinsiu, čia aš Dieve dėl tavęs padarysiu, tai tuo drąsiau gyveni. Tai čia dabar jau labai trumpai perbėgsiu, tiesiog, nes jau viskas, kas svarbiausia, turbūt pasakiau, vilties mergelė Marija, kas yra viltis, nes mums reikalingi tie pavyzdžiai. Tai pavyzdžiui, va čia
vilties toks paveikslas, čia kur jinai ateina pas Elžbietą, reiškia dvi tos moterys, kurios jau laukėsi, tarp kitko biologiškai, ne visai teisingai pavaizduota, nes mergelė Marija, kai atėjo pas Elžbietą, tai jinai dar buvo tik tai ten kelias dienas nėščia, ten tikrai nesimatė, bet čia tai pavaizduota Rafaelio, kad matosi. Bet dabar, kai jos susitinka, atsiveria dangus, matote, toliau ten fone kampe, čia Rafaelis labai mėgdavo tokius, ekskursus daryti. Pasimato tai, ko dar nėra. Ten jau Jonas Krikštytojas krikštė Jėzų ant Jordano upės kranto ir Dievas iš dangaus atsivėrus, ten kur šviesa kampe viršutiniam kairiam. Ar ne? Reiškia, jau Dievas sako, štai mano mylimasis sūnus, kuriuo aš geriuosi, ar ne? Reiškia, vilties mergelė Marija, to dar nėra, bet Dievo pažadas jau yra. Ir tas žodis yra svarbus. Nes Dievas yra amžinybėje, jam nėra buvo ir bus, jam viskas yra. Tai čia dabar dešinėje vilties mergelė Marija, čia tiesiog tos, kurios čia Ispanijoje turi tą titulą, vilties mergelė Marija besilaukianti, čia mes suprantam. Bet kad sopulingoji mergelė Marija turėtų vilties Marijos mergelės titulą, mums keista, o čia centre. Jinai yra nešama juodžiausią valandą, didįjį ketvirtadienį, ar ne? Šita yra nešama. Ir tai irgi yra vilties mergelė Marija, kuri apsiašarojusi, vieniša, ar ne? Ta pačią juodžiausią vilko valandą, būtent tada mums labiausiai reikalinga antgamtinė viltis. Ne ta, kad paaugliška, čia vis tiek kaip nors praplauks viskas. Ne, ta tikroji antgamtinė. Kai visiškai juoda ir kai mūsų prigimtinė viltis mūsų apleidžia, nesako vis tiek čia viskas baigsis blogai, tada mes įsikimbam antgamtinės vilties. Tada mes įsikimbam Dievo rankos. Tai va čia liūdesys ir baimė nėra taip blogai. Ir dabar vilties malda Tėve mūsų. Viltis yra malda. Iš tiesų, kai mes meldžiamės, tai mes viliamės. Ir jeigu mes paimsim Bibliją, tai yra pažado knyga, nes per visą Bibliją, jeigu mes suskaičiuosim, tai ten yra šimtai tų pažadų. Šimtai. Dievas nuolat žada. Nuolat žada. Čia yra Dievo būdas būti su mumis jau dabar, ar ne? Būti laike. Ir dėl to Tėve mūsų malda, kuri vienintelė, kurios mūsų Jėzus Kristus išmokė, jinai yra 7 prašymų malda. Jisai mus moko, jis mus auklėja. Jis mus moko, ko mes turime viltis. Išreiškia dabartinio kantrybės ir laukimo meto dejonės ir abejonės, čia iš laiško Korintiečiams. Reiškia, Tėve mūsų ir Eucharistija, abudu nukreipia, mus skatina laukti šeimininko ateimo. Ir dabar čia nenagrinėsiu tų prašymų, jūs tiesiog pamastykite apie tai. Reiškia, kreipiesi Tėve mūsų, kuris esi danguje. Paskui eina 3 prašymai, kuriuos aš nežinau, ar jums taip nebūna, kad pirmus 3 prašymus būni išsiblaškęs ir maždaug susikaupi kalbėti maldą, tik kai jau pradedi kasdienės duonos prašyti. Aš žinau, kad ne vienam tai būna, tai jūs save pasitikrinkit, kai kalba Tėve mūsų, nuo kurio momento jums pradeda darytis įdomu ir rūpi. Tai taip, tiesie, teinie, kasdienės mūsų duonos, o čia jau man aktualu, ar ne? Bet tie pirmieji 3 prašymai yra prašymai pasaulio sutvarkymo, prašymai, kad Dievas veiktų. Jie yra pamatas, taip, turėtumėm būti atidesni, mokykimės, reiškia, pabaigos niekada nėra. Likusieji 4, čia jau yra mūsų, tie mums jau artimesni. Ar ne, iki pat neleisk mūsų gundyti, gelbėk mūsų nuo pikto. Neprašo nei Mercedeso, nei visureigio, nei jachtos, prašo, ko iš tikrųjų reikia. Mes turime mokytis prašyti. Reiškia, nukreipimas teisinga linkme. Dabar antras vilties jau dabar yra Eucharistija. Antras būdas stiprinti viltį ir ją išgyventi yra Eucharistija. Kodėl? Nes iš tiesų, čia kaip Kryžiaus Jonas sako, siela iš Dievo gauna tiek, kiek viliasi. Viltis mūsų tai yra kaip tas indelis, su kuriuo mes ateinam pas Dievą. Jeigu mes ateinam su antpirščiu, jis mums pripils antpirštį. Ir mes būsim tas sklidinas antpirštis. Jeigu mes ateisim su kibiru, jisai pripildys kibirą, mes būsim tas pilnas kibiras, ar ne? Per kraštus tekantis. Viltis yra mūsų, tai, ko mes vilėmės iš Dievo, jis visada yra didesnis. Jis gali viską išpildyti, ko tik mes norėsim. Jisai duoda daugiau, negu mes galim tikėtis. Ir vienas iš dalykų, čia iš Jono Evangelijos, ką mes irgi per mišias visą laiką išgirstam ir taip
praklausom arba suprantam savaip. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą. Mes išgirstam turės. Ai, dievuli, viskas aišku, tai aš dabar čia viską tą vafliuką suvalgysiu ir po mirties turėsiu tą amžinąjį gyvenimą. Jo, čia opiumas liaudžiai, ar ne? Va dabar, kad mes čia ramiai gyventumėm. Tai dabar iš tiesų kunigas tuo metu sako, tas turi amžinąjį gyvenimą. Sako esamuoju laiku. Tuo metu, kai priimi komuniją, tu jau turi amžinąjį gyvenimą. Tu gal dar nejauti, bet tu jau gyveni, tu jau pratiniesi prie dangaus, tu jau pradedi gyventi danguje. Nu taip, bus dar mirties slenkstis, sunkus slenkstis, bet tu jau vieną koją jau bandai ten vieną pirštelį kelti anapus. Jau turi amžinąjį gyvenimą, jau yra duota. Ir dabar jau čia visiškai pabaigai, tikėjimas, viltis ir meilė. Vat viltis, kuri yra į ateitį nukreiptas tikėjimas, nes Dievo apreiškimas per daugybę pažadų, vat šventajame rašte daugiau nei 300 pažadų, apibrėžia ir išreiškia vilties struktūrą. Tai nėra migloti dalykai, tai yra labai konkretūs dalykai. Aš tikiuosi, kad gal pavyko kažkaip atskleisti nors truputėlį. Va. Ir vilties turinys, kodėl mes vilėmės? Kuo mes vilėmės? Mes vilėmės tuo, kas yra patikimas. Žada tas, kuris yra patikimas. Jeigu mes tikime į Dievą, mes tikime, kad Jisai išpildys tai, ką pažadėjo. Jeigu ne, tai mes esam nenuoseklūs. Ir Jis sako, jūs jau esate paveldėtojai. Ir čia iš kryžiaus Jono, čia Jis mus mokina, ko mums reikia viltis. Sako, siela, nesitenkink mažesniu ir nežiūrėk trupinių byrančių nuo tavo tėvo stalo. Jis sako, kūriniai tai yra trupiniai, kurie byra nuo Dievo stalo. Nuo Dievo stalo, bet tik trupiniai. O tu ten nori viso kepalo, kuris yra ant stalo. Va, išeik ir didžiuokis savo garbe, pasislėpk joje ir džiaukis ir tai, ko prašo tavo širdis, išsipildys. Sako, mano yra dangus, mano yra žemė, mano yra tautos, teisieji yra mano ir nusidėjėliai, angelai yra mano ir Dievo motina ir visai yra mano. Ir pats Dievas yra mano ir man. Nes Kristus yra mano ir visas man. Va tokia turėtų būti viltis. Tai va, tai pasitikrinkite, kiek jūs vilėtės ir kitą kartą, kai kalbėsite Tėve mūsų, tai pasitikrinkite, kiek tą maldą, kiek jau esate pasiekę va, vilties mokykloj. Ir dabar, kur apie tai galima paskaityti, tekstas yra Kelionės žurnale, vadinasi Šaukštas dangaus, nes viltis jau mes gauname tą mėginuką, to, ką mes ragausime bliūdais ir prūdais ten anapus šitoje kelionėje. Tada yra enciklika Spe Salvi, vilties išgelbėti. Tarp kitko, Spe yra ta žmogiškoji viltis. Čia labai, labai taip įdomiai Benediktas XVI apie tai pasakė. Būtent dieviškoji viltis dabar mūsų pasaulyje, kas yra svarbus aspektai, labai geras konspektas, tikrai rekomenduoju. Internete galite labai ramiai pasiekti, net į biblioteką eiti nereikės. Ir paskutinis dalykas, rekomenduojami skaitymai, tekstas galbūt bus va, tas Šaukštas dangaus, kada nors paskeltas irgi internete. Ruošiama spaudai Piperio knyga Mylėti, viltis, tikėti, labai geras tekstas apie viltį, kokiu būdu dangiškoji viltis tarsi išskleidžia va, tą mūsų žmogiškąją menkutę, tą tokią viltelę. Yra tokia knyga Ronaldo Rolheiser, vienas didis mūsų ištikimybės veiksmas, laukiant Kristaus Eucharistijoje. Kaip mes va, tokie, kokie esame, galime maitinti savo viltį. Nu bent parodyti ištikimybę, kai mes ten einam ir atsėdim tą valandą bažnyčioje, gal ten ir nenuotaika, ir ten kažkas čiaudi šalia, tu ten bijai COVID užsikrėst, bet tu vis tiek eini ir atsėdi, tu tiesiog parodai Dievui, nu Dieve, aš tavęs laukiu, aš laukiu šeimininko. Ir jam parodai, ir savo parodai, kad tu to šeimininko lauki. Tada yra didelė tikimybė, kad išėjęs iš bažnyčios, tu nemuši kitų tarnų, nepaleistuvausi, negersi, neužausi, nes tu lauki šeimininko ir ką tik pats savo tą parodai. Kryžiaus Jonas yra toksai romansas, pradžioje buvo žodis, skelbiamas žurnale Naujasis židinys, irgi yra internete prieinamas visiškai laisvai. Ten kaip tik tai pasakojama apie tą mūsų laukimą ir kaip Dievas maitina mūsų viltį. Tai ten bus ir paaiškinamasis straipsnis. Kryžiaus Jono šviesos ir meilės posakiai, aš jums ką tik citavau apie tai, kaip reikia visko iš Dievo laukti. Ir Martinėso šventoji dvasia, tai čia tokie jums skaitymai. O labiausiai linkiu didelės vilties, reiškia daug viltis iš Dievo ir ateiti pas jį su tokiu bedugniu troškuliu ir alkiu, kad jis va tokiu
bekraščių vandenynų mus ir užlietų. Tai to ir linkiu.